Another day, another kelionė į Kauną, nes jau jos virsta kas antradienės. Dar vienas bičiulio paprašymas, jie gal gali ten paimti dalykų ir aš atkeliauju po savo seną bičiulį, vardu Jonas. Jonas turėjęs įdomių mašinų savo gyvenime. Honda S2000 kompresorinė, Mazda Miata Speedinė ir taip toliau. Ir pastaruosius keletą metų, tikrai keletą metų, Jonas yra užsiciklinęs ant naujo pavadinimo, tai yra Lotus. Šis automobilis netgi nieko bendro su driftu, jis yra visiškai grip drivingui, bet jis yra toks epic, kad aš negaliu praleisti progos ir jo neapžiūrėti, ir jo neparodyti jums. Ten yra Jonas. Tai čia yra Jonas. Atrauksiu bent jau bliudelius. Čia yra Jono Lotus... Kas? Exige, kuri turėtų vadintis GT3. Nes čia replika jos yra daroma. Ir jau visi 6 metai vargo. Kiek? 6. Dar ne pabaiga, kaip matai. Jinai jau teoriškai važiavo, bet kai visą laiką vaikiškų ligų labai daug išlenda. Tai vat, šita žiema maždaug vat, taip ir atrodo pas mus. Ok. Pradėkime. Čia yra Hondos variklis. Pasiaiškink. Jo, Honda K24 motoras, atkeliavęs iš Amerikos jis netgi, iš tokio Acura TSX modelio, bet kažkodėl buvo nuspręsta, kad jau gali neužtekti. Tai žodžiu, kaltieną sudėta, ant viršaus žmautas kompresorius, dar daug visokių čia nesąmonė aplinkui, kitiem nelabai suprantamų, man irgi nelabai suprantamų iki galo. Čia kiek? 2.4, ne? Jo, 2.4, bendroj sumoj atsisuko 500 arkliukų ir 500 Newtonų grubiai. Čia kompresorinių tų, kur paspaudai ir yra, ne? Jo, smagu yra tai, kad viskas yra iš karto, jokių lagų, jokių nieko ir tik spėk gaudytis ir spėk nesusisukti. Tai vat. Bet čia nėra tavo pirma kompresorinė mašina, ne? Ne, dabar galvoju jau trečia ar kažkas. Nes S2K buvo? Jo, prasidėjo senais laikais nuo S2000, kuris gyveno su kompresorium, po to buvo dar vienas Lotusas su kompresorium. Po to buvo dar Cadillacas su kompresorium. Nu ir tas CTS ten, SS kažkas. Jo, CTSV ten irgi buvo arklių daugiau negu reikia, bet jie buvo nelabai valdomi. Nu, ta prasme, pretendavau į tos Mustangų video, kur, žinai, išvažiavai ir nueini į bortus, ta prasme, tai pardaviau tam, kad nepatekti. Tai va, tai toliau, reikia pabaigti surinkti, liko čia nebedaik jau daug ir iki sezono mūsų. Ir bandysim džiaugtis. Pradžioje reiks išmokti važiuoti su juo, nes su viskuo, ko važiavęs, yra visiškai priešingai negu, ta prasme, į mašiną nepanašu. Tai va. Aš šiaip žiauriai mėgstu Lotusus. Man tai yra žiauriai graži mašina ir gyvenimas taip sudėlioja, kad aš neturiu visiškai jokio šansų jį atilti. Jo, Linai, tau, ta prasme, turėtum pasirinkti tą pomėgį, nežinau, tau nelemta tiesiog tilpti čia yra. Aš tik priminsiu, kad čia variklio nėra. Čia yra intercooleris ir radikas ir milžiniškas labai gražus karboninis splitteris. Nitron važioklė. Kas čia dar stipraus ir rimto yra? Nežinau, elektra pakankamai rimta padaryta yra. Limitas? Ne limitas, kaip jisai nervas? Jo, nervas pridėjo savo rankas. Čia yra Xtra Motorsport, kas to nežinote. Jo, toliau turim Linko kompą, kuris ganėtinai plačiai valdo viską ir turi dar daugiau galimybių negu pati šita mašina. Visiems labai patinka kažkodėl šitas bėgių ričiagas. Na, jis tikrai toks mielas. Na, jis mielas, jo. Ta prasme, jį tiesiog gali atsisėsti ir žiūrėti. Visą kitą, ką mes čia turim, Vilvados stabdžius turim, kurie irgi ne pagal šitą mašiną, nes kažkodėl aš jau sugebėjau nupirkti nuo Corvetto. Tai va, daugiau kas, Kazo blokiruotė gyvena, aušinimo sistema irgi pakankamai rimtai viskas praspręsta, nes viskas yra vandeniu, jokių tokių išorinių intercoolerių nėra dėl mažesnio svorio. Kiek jis sveria? Paskutinį kartą, kai svėriau, tai buvo 800 PM, bet dabar dar dasidėjęs, bet esmė tame, kad iki 900 tai mes tikrai tilpsim. Ok, bet mes čia kalbam iki 900 kilų, yra aero nekukliai,
tu nesi pats didžiausias bičias iš sudėjimo. Ir jinai turi picotą arklių. Kur skrisi? Dar nesuplanavau, bet kad kažkur kilsim, tai tikrai, nes uždėjus, manau, kad normalius likus, tai galima būtų važiuoti ant 2 ratų atsistojus, nes priekį galima be problemų dviese paimti ir atkelti. Tai užtat ir sakau, kad šitų daiktų reikės mokytis važiuoti, nes čia visiškai prieštarauja visam, kam aš esu važiavęs. Bet čia yra fankaras, net į gonkės neplanuoja baisiai lysti. Ne, gonkim geriau paimti paprastą lotusiuką, būtų susitverti, nes šitas per daug laiko, per daug savęs kainavęs yra, kad ir per daug kastominių detalių. Ta prasme, minimalus kontaktas, kurių pas mus gonkėse būna ir aš einu tyliai paverti kamputį, ta prasme. Ne, nes nėra iš ko perinkti. Nu, tai va, o paimti vėl atsidurti tą startinį etapą, kad nuo visko nusiminėt formas ir pasidarinėt po antrą komplektą detalių, nu tiesiog ne mano biudžetui, ne mano galimybė. Nu gerai, ir jeigu nepaslaptis, keliaženklė čia suma? Taip, nu, logiškai. Arba gali būti paslaptis? Ne, tai ta keliaženklė tai labai yra platus skaičius. Mes vis dar telpame į 5ženklę sumą. Tai va, bet koks pirmas skaitmuo, aš jau turbūt ir pats pamečiau tą skaičių. O šiaip įsivaizdavimu, ką kainuoja Lotusas, vat, jeigu tu šiaip nori sugalvoti, kad nori Lotuso ir telpi į jį? Kadangi jie buvo pradėti gaminti pakankamai senai, šitas rėmas beveik jis eina be didesnių pakeitimų nuo 96 metų. Iki pat šiandien dienai beveik, nu, galinė važiuoklė, ten minimalų skirtumai yra. Tai galima prasidėti turbūt nuo kokių vos ne 15 gal eurų, iki kokių pem-šiam, nu ir į viršų, priklausomai kokį setupą ten imsiu, žinai. Tai va, bet yra jų ir angliškų, galima ir su angliškais draugauti, tai... Bet čia nėra, tipo, kėbulas už 200 eurų, ne? Ne, ta prasme, taip lengvai jo paimti ir pasigaminti ar pas kažką nusipirkti. Aš pat šitą GT3 pirkau iš anglų, kurie jau skaitėsi va ten tokie fancy, ta prasme, gamintojai ir tai. Jį čia uždėti, tai buvo panašiai kaip vat, nuo šitos Toyotos nuimti kapotą ir uždėti ant tenai. Nieks netitiko, jokios formos, nieks nieko netitiko, tai aha. Tam žmonės dirba, tai mes turbūt ties šią pasakojimą ir baigsim. Pratęsim kažkada vėliau. Kai jisai važiuos, bet čia bus gerai, ne? Čia bus cool. Labai norėčiau, kad po 6 metų tą mašiną mane nustebintų, o netektų nusivilti. Aš to ir palinkėsiu.